Sveiki, šiandien vasario 20-oji ir Rytas su spauda pradeda naują savaitę. Kaip įprastai pasižiūrėkime, kaip savaitė sutinkama spaudos puslapiuose. Respublika informuoja, jog šeštadienį vykusiame referendume dėl antros valstybinės kalbos statuso suteikimo rusų kalbai latviai balsavo prieš ir taip pasiekė pergalę, pademonstruodami tautos susitelkimą. Balsuoti atėjo per 70% rinkėjų, už rusų kalbą pasisakė tik 25%. Rašinys braliukai atsilaikė. Šią savaitę vyksta kasmetis korporacijos Microsoft organizuojamas Lietuvos novatoriško švietimo forumas, į kurį pakviesta 300 novatoriškiausių Lietuvos mokytojų ir mokyklų vadovų. Apie tai, kokią reikšmę vidurinėse mokyklose įgyja gebėjimas mokytis ir mokyti pasitelkiant pažangiausius IT sprendimus, savaitraštis Veidas kalbasi su Microsoft viceprezidentu Centriniai ir Rytų Europai Wolfgangu Ebermanu. Steve'o Jobso biografija išleista tik 2011 m. spalio pabaigoje, bet per mėnesį ji tapo perkamiausia pasaulyje 2011 m. knyga. Vilniaus knygų mugėje bus pristatytas jau lietuviškas jos leidimas, o Veidas siūlo ištrauką iš šios naujienos. Senųjų knygų rinkimas dažnam gali atrodyti labiau laisvalaikio leidimo priemonė nei būdas kaupti ir didinti kapitalą. Tačiau protingai pasirinkti leidiniai gali būti puikiai investicija, duodanti solidžią grąžą, teigia specialistai. Apie tai Verslo žinių publikacijoje, ieškantiems alternatyvų, primena senovines knygas. 34 milijonus litų prarijusi nacionalinė elektroninė sveikatos sistema vis dar neveikia, bet pinigų šios sistemos plėtrai vėl prašoma. Šįkart elektroniniam receptui diegti. Sveikatos apsaugos ministerijos apskaičiavimais, įdiegus elektroninį receptą ir keitimąsi pacientų tyrimo duomenimis, elektroniniu būdu per metus būtų galima veiksmingai panaudoti 300 milijonų litų. Diskusija apie elektroninį receptą Lietuvos ryte. Litvakų kultūros ir dailės centras, kuris Vilniuje turėtų atsirasti per 14 metų, bus moderniausias muziejus Lietuvoje. Savo garsumu ši galerija prilygs Guggenheimo ir Ermitažo muziejams. Taip žada centro sumanytojai. Skaitykite Vilniaus dienos rašinyje Šiaurės Jeruzalės atgimimas. O štai savaitgalį tradicinę stintų valgymo ir ruonių maudynių ledinėje jūroje šventę surengusi Palanga sulaukė konkurento. Ta pačią dieną Neringa pakvietė į Stintapūkio šventę, kurioje mokė senovinio Pamario krašto šios šviežios agurkais kvepiančios žuvies gaudymo būdo – bumbinimo. Taigi apie pajūrio linksmybės Respublikos rašinyje Pajūry ir Pamary karaliavo stinta. Na, o dabar pažvelkime į istorinius vasario 20-osios įvykius. 1530-ieji Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu pripažintas 10-metis Žygimantas Augustas, karūnuotas Lenkijos karaliumi dar esant gyvam jo tėvui. Dviem karaliams atskirti tėvas gauna Žygimanto senojo vardą. 1872 vasario 20-ąją Jungtinėse valstijose patentuotas elektrinis liftas. 1877 įvyko Piotro Čaikovskio baleto pagal senovinę vokiečių legendą Gulbių ežeras premjera. Šokio spektaklis parodytas Maskvoje. 1909 m. vasario 20 d. italų poetas Filippo Marinetis Paryžiaus dienraštyje Le Figaro paskelbė futurizmo manifestą, kuriame buvo pasirašytas nuosprendis senajai kultūrai, tradicinėms vertybėms, šlovinama technikos pažanga, didmiesčiai, greitis. Šią dieną galime laikyti futurizmo, avangardinės literatūros ir meno srovės gimtadieniu. Ir 2004-aisiais Apple pradeda pardavinėti mini muzikos grotuvus iPod. Kągi, šiandien tiek, atsisveikinu su jumis iki rytojaus ir gero jums pirmadienio.